kiek iš jūsų jaučia kaltės jausmą dėl kažkokių jau būtent įvykusių situacijų, pasakytų žodžių, kažkokių padarytų veiksmų ir jūs tą kaltės jausmą nepaleidžiat iki dabar. Ir ką reiškia jausti kaltės jausmą? Tai reiškia, kad jūs aukojat save dėl kažko kito arba tiesiog nebūnat savim ir tada iš pykčio pasakot kažką, padarot kažką ir dėl to jaučiat kaltės jausmą. Kaltės jausmas tai dažniausiai būna, kai pavyzdžiui, kažkas atsitinka ne taip, kaip norisi ir iškart supykstam, kažką automatu pasakom, padarom, o tada gailimės dėl to padaryto arba išsakyto. Ir žmonės dažnai būna, kad visą gyvenimą neša su savim arba savyje tą kaltės jausmą ir jie tikrai negali kurti laimingo gyvenimo, būtent laimingos dabarties. Ir to kaltės jausmų būtina atsikratyti, būtina kitaip pasižiūrėti į tą situaciją, kuri įvyko, iš kurios jūs ir nešate iki šiol tą kaltės jausmą. Ir tiesiog pakeisdami savo požiūrį, suprasdami, kad būtent tuo momentu jūs pasielgė taip, kaip turėjot pasielgti. Reiškia, taip turėjo įvykti. Reiškia, jūs galėt tik tai taip pasielgti arba tik tai būtent taip pasakyti, išsakyti savo nuomonę, žodžius kažkokius ir negalėjo būti visai kitaip. Ir paleidžiam tą kaltės jausmą, tikrai paleidžiam, nes tiesiog žmogus bręsta, tobulėja, protingėja, sąmoningėja su kiekviena diena ir pavyzdžiui, vakar dieną aš tikrai nebuvau tiek ten protinga ir sąmoninga, kaip kiek šiandien ir dėl to šiandien aš matau tą situaciją kitaip. Net jau po minutės aš matau situaciją kitaip, kad aš galėjau kitaip pasielgti. Bet tuo momentu aš negalėjau kitaip. Reiškia, aš pasielgiau taip, kaip galėjau būtent tuo metu. Ir tikrai būtina paleisti tas apsunkinančius jausmus, būtent kalties, nes jie neleis jums lengvai kvėpuot, pilnai kvėpuot ir tuo metu jūs negalėsit savo tiesiog leisti gyventi ir kurti savo ateitį, būtent kurti dabartį, eiti į ateitį lengvai ir laimingai. Tai linkiu atsikratyti kaltės jausmo.